Sveiki, sveiki, mano mėly skorpionai. Su jumis yra Svajonių taro, mano vardas yra Eglė. Darysiu jums taroskopą rugsėjo mėnesiui. Noriu iškart tokią mini reklamėlę įkišti, tai noriu paprašyti prenumeruoti mano YouTube kanalą Svajonių taro, dalintis, komentuoti, stebėti TikToką, taip pat turiu Facebooką Eglė Vaitelytė Slabinskienė ir Svajonių taro. Taip pat galite kreiptis privačiom žinutėm, privačiams būrimams, laukiu jūsų. Tai vat, rašykit, komentuokit, dalinkitės. Rašykit savo nuomonę. Taigi, kasgi laukia skorpionų rugsėjo mėnesį? Paimkime dabar, kaip jums seksis meilės rytyje. Kasgi laukia rugsėjo mėnesį? Meilėje. Taigi, meilėje eina ketvirtukas pentaklių. Užsidarimas, ignoravimas, galbūt bandys kažkas truputėlį materialią pusę prieiti santykiuose. Nenorėsit nieko daryti, niekur eiti, nes taupysite, galbūt taupote tam tikriem dalykam, galbūt turite pinigų, bet nenorit nieko daryti. Užsidarimas santykiuose dėl finansinės plotmės. Reiškia, arba turit pinigų, arba neturite, kaip bebūtų, nenorite kalbėti, nenorite niekur eiti. Ir problema santykiuose eina finansinio neturėjimas. Arba netgi kai kuriems atvejams, jeigu tai yra romanai kažkokie, flirtavimai, tik pradžia santykių, tai gali būti mergina ar vaikinas, bandantis pasisavinti jūsų turtą, pinigus. Tai būkite atsargus. Matosi santykius irgi uždarumas truputėlį arba slėpimas jausmų tam tikrų dėl finansų. Nenorėjimas atsiskleisti, pakalbėti, pabendrauti, kažką nuveikti. Rugsėjo mėnuo toksai izoliuotas skorpionams. Viskas daugiau sukasi apie pinigus ir pinigai. Skorpionai yra tokie, kad finansai yra svarbu jiems. Taip, kaip jums seksis skorpionai rugsėjo mėnesį darbe? Kaip seksis darbe skorpionams? Žinės korta krenta. Labai paslaptingai. Daug paslapčių arba išaiškės, arba daug ką pati norėsit, arba pats nuslėpti, kažkokias paslaptis išaiškės, kažkokia tiesa išaiškės. Žinė parodo ir netgi išsipildys kažkas. Taip pat kažkokie tai gali būti paslaptis atrakinti, galite užrakinti tam tikrą informaciją. Žinė tai yra kaip mediume. Žinė, kada jūs nujaučiate, kas laukia, kas įvyksta, kaip kas turi pasisukti. Ir žinė skorpionams darbe gali būti tai, kad daugiau kai kas atsiduos į tradicinę mediciną, jeigu tai su sveikata labiau eina. Kiti gali būti, kad darbe kažkokias tiesas gliaudės, ieškos teisybės, sužinosit tam tikrą informaciją, kurią galbūt norėsit nuslėpti arba atvirkščiai paviešinti. Tai vat eina paslapčių aiškinimas. Kažką skorpionai darbe, matot, labai nuojautą pasireiškite. Viską nuojautą neapgaus jūsų. Netgi galite susapnuoti tam tikrą tiesą, kas vyksta darbe, arba nujausti, kad vyksta kažkas ne to, arba vyksta kažkas labai gerai. Gerai, skorpionai, kas laukia jūsų rugsėjo mėnesį sveikatoje. Sveikata. Aštuntukas taurių. Sveikata. Tokia sudėtinga, pavargote labai. Nusivylimas, pervargimas. Norėsit kažką pakeisti dėl sveikatos, nes gali būti, kad teks keisti medikamentus arba teks atsisakyti kažkokių žalingų įpročių arba kažką reiks keisti savo gyvenime, savo sveikatoje. Pagalbos labai nesitikėkite, gali būti fiziškai sunku, nes tai sakoma, kai lipimas į Everestą kortą, kada tenka toks sunkus. Jeigu tai yra sveikata, tai gali būti ir su judėjimu, sunku eiti. Matote, vyriškis laiko lazdą. Reiškia, gali būti sunku judėti, sunku lipti, gali nugaros skausmai būti, kojų, raumenų, sąnarių, apskritai sudėtingas periodas sveikatai, gali būti, kad reikia daug vandens gerti, vitaminų, pabuvimas kalnuose, grynamorė, vandens,
Vaistai leidžiami, žinoma, tai nėra operacinis jau dalykas, bet tai tenka medikamentas ir tas periodas gyjimo yra pakankamai sudėtingas, bet žinoma, įgyvendinimas galima ir pasveikti, bet tai irgi bus pakankamai sunku tą įgyvendinti. Tai sveikata tokia, pasakysiu, sunkoka sveikata skorpionams. Jeigu bus bėdų, tai žinokit, bus ir sudėtinga. Taip, apskritai koks rugsėjo mėnuo laukia skorpionų, su kuo pagrinde susidursite per patį rugsėjį. Žinokite, kabėsite. Nenorėsite nieko keisti, nieko daryti, norėsis ilsėtis, poilsiauti, nieko keisti nenorėsis. Eina po karuoklio kortą, kuri ir parodo tokį, tegu pats savaime viskas įsisprendžia. Jeigu tai susiję su bendravimu rugsėjo mėnesiu, tai gali simbolizuoti, kad vieną situaciją mato vienaip, kitas mato kitaip. Tada reikia remtis gal ko trečią nuomonę ir ketvirto nuomonę, kurį žmogus pažįsta arba mato truputėlį kitaip. Gali būti nuomonių skirtumai. Jeigu jūs esate moteris, finansiškai būsite stabili, kaip matau, rūpinsite savimi, savo sveikata, savo grožiu, norėsit palepinti, pinigai savaime ateina iš kažkur pas jūs. Matosi, kad daugiau savo skirsite dėmesio, jeigu tai vyriškiai, dėja iš moterų trunka dėmesio. Tai merginos irgi savo vyriškiam nepamirškite duoti daugiau dėmesio, nes kartais jiems to dėmesio trunka, bet matosi, kad santykiuose ir gyvenime nieko nenorit keisti, patenkinti tokie, kokie esate. Dažniausiai po karuoklis kartais gali simbolizuoti tiesiog įprastą gyvenimo tempą, kada tiesiog, kaip yra, taip yra, tegul teka savo vaga, ne, ir šiuo atveju aš nieko nekeisiu, nes mane tai tenkina. Tiesiog aš noriu pakabėti ir pažiūrėti, kaip situacija pati išsirutulios kažkokiu būdu, ne. Jeigu jūs esate moteris, aš ir taip finansiškai stabili, daržuose sukuosi, gamtoj būnu, kažkokia labai gamto žmogus, beje, matosi iš karto vynagės krenta, daržai, ūkis, jūsų kaip ir pašaukimas, savo dėmesiu, ūkiui dėmesiu, tiesiog būti gamtoje, ramybei, savo dėmesiu, kažkur kaip paukščiukas skraidžiojate miške, kvėpuojate. Tai yra taip. Tikrai nėra bloga situacija rugsėjo mėnesį, tokia pozityvi, tokia lengva. Daržus naiminėsite, savo dėlių rodysit visiems, ką užauginot, kaip sukūrėte, kaip jūsų gyvūnai auga. Ir tikrai matosi, kad visai neblogas rugsėjo mėnuo. Santykiuose tai finansai, darbe tai kažkokios paslaptis, intrigos ir nuojauta reikėtų. Sveikata, matosi, problemų tikrai bus. Taip, kad skorpionai, linkiu sėkmės, komentuokite, rašykite, kaip praėjo mėnuo. Linkiu be galo didelės sėkmės. Kortas truputėlį žiūrėkit kaip įspėjimą, galbūt bandysit kažką pakeisti, pakoreguoti savo gyvenime, galbūt suvoksite, kad galbūt nėra ką keisti, ne, bet irgi darbe truputėlį pažiūrėkit situaciją, nes skorpionai tikrai kažkokia tiesa gali išaiškėti arba tiesiog bus tokia pagal nuojautą viską spręskite, nes tikrai nuojautų neapgaus. Jeigu jaučiate, kad kažkas ne to, tai atsiremkite tai. Tai skorpionai, linkiu sėkmės. Iki, su jumis buvo Svajonė Taro.